Sveiki visi. Video skirtas Pauliui, bet pasinaudoti gali visi norintys susukti patys variklį. Paulius klausia, kaip sujungti apvijas, kaip čia jas dėlioti ir kyla jam čia daug visokių klausimų. Tai paaiškinsiu ir parodysiu, ten bandžiau žinutėmis išaiškinti, kad iš 1 į 4 dedam ir jungiam visas apvijas nuosekliai, visas rytes. Yra 3 fazės, čia atrodo man kažkaip, nežinau, 1 vynioju ir viskas atrodo aišku. Jokių stebuklų, čia jokių, nežinau, ten sudėtingų jungimų būdų nereikia. Tai manau, jau vaizdinė medžiaga tai tikrai jau bus aišku kaip diena. Žodžiu, turim variklį išardę, statorių išsivalę, ten praeitose video rodžiau, kaip kampiukus, tarkim, nusišlifuojam, kad jie nebūtų aštrus. Tai galit peržiūrėti, kaip pasiruošti statorių, kad paskui ten tos kaip izoliatorius pasidaryti, viskas yra jau išdėstyta ankstesniuose videose. O čia jau kaip būtent tas apvijas, Paulius nesuprato, tai pažadėjau, tai suradau laiko dabar padaryti. Žodžiu, susukam rytę. Rytės irgi video yra atskiruose. Ir susukę rytę pradedam. Tarkim, pasižymim 1, kad paprasčiau būtų. Susižymim tuos pazus vadinamus. Ir pradedam. Aš dariau aišku, yra tų visokių skirtingų būdų. Ten galima kiekvieną dantį, bet būtent šis video bus skirtas kaip paprasčiausia, kaip populiariausia ir patikrinta, viskas veikia, viskas puikiai gaunasi. Tai žodžiu, 1 pazas, iš 1 einam į 4, toks žingsnis ir dedam. Vieną rytę įdėjom ir jau kaip įdėjom, tarkim, būna, aš kaip susuku, tai čia, tarkim, gaunasi pradžia, čia jau visos bus pradžios, 1, 2, 3 fazės, tai kaip įdėjom, taip visas ir dedam rytės. Tarkim, čia viršui bus pradžia, o čia išeina galas 1 fazės. Sekantį dedam, 2 praleidžiam, nes iš to galo, kaip jau užeisim, į šitą dėsis iš 71, tarkim, pas mane yra 71, gali būti ten 50, neatsimenu, 54 gal, kažkas tokio, neatsimenu dabar. Žodžiu, susiskaičiuojam, kiek ten tų polių darysim, kiek ten ko. Ir 2 praleidžiam, nes iš to galo ateis ir užeis į šitą. Pabaiga bus paskutinės fazės. Tai dedam į 3. Ir paprasta. Pridedam 3, tarkim, iš vieneto gaunasi 4, tai 1 plus 3 gaunasi 4. Tai 3 plus 3 lygų 6. Dedam iš 3 į 6. Sekantis bus, žiūrim, kas laisva. 2 jau paliktas, 3 užimtas, 4 užimtas, 5. 5 plus 3 lygų 8. Taip ir dedam, atrodo paprasta. Turim 3 fazės. Ir, svarbiausia tas rytės dėt, kaip jau pradėjom, taip ir dedam. Čia, tarkim, pradžia, išeina čia galas. Tai jau 3 fazės turim. Ir tada dar nepasirašiau čia vieną tokį paimti. Tada gaunasi jau iš užimta, 5 užimtas, 4 užimtas, 6 užimtas, 7. 7
Tarkim, iš 7 plus 3 10. Nepasirašiau, kad paskui parodyt, kaip sujungt dar klausė. Nu, tai turim pradžią pirmas, tai jisai jau čia bus pradžia. Ir čia jau galas 4. Ir pirma fazė vėl prasideda 7. Tai 4 jungiam su 7. Gaunasi čia va pabaiga, o čia pradžia. Ir sekančia vėl taip pat. Jeigu įdėsim, tarkim, dar vieną. Į 9, nu čia nesurašiau jau, tarkim 9 plus 3 12, tai bus o čia. Čia, nu, kitaip ir nesujungsi. Gaunasi antra fazė, tai bus iš 3 eina, čia 3 vėl pradžia, į 6, tai 6 jungiam su, kur čia jis nueina, 9, kas 3, vėl gaunasi tas pats, nu ir iš eilės tvarka, taip, nu čia niekaip nesumaišysi, kas 3 viskas gaunasi. Pabaiga su pradžia. 3 fazės vėl susižymim, galima, nu, paimti ant popieriaus lapo ir, nu, tarkim, susirašyti, va, kaip pavyzdys. Fazė A, B, C. Ir jau vėl iš pradžių gaunasi A. Tai va gaunasi pirmo pradžia, čia jau išvadas bus, 4 pabaiga. Tai 4 jungsim su 7. 10 vėl ten, čia reikėtų pasirašyti. Aišku, yra internete visi tie komutavimai, kaip lentelės tos, galėsiu įdėti nuorodą dar. Nežinau, ką čia be pridurt. Pabaigą jungiam su kitos rytės pradžia. Ir tai viską nuosekliai visas sujungiam aplink ratų. Galima net, nežinau, jeigu taip jau dar A raidę dasirašyti, ar kaip, nu, ar iš lapo jau tada susirašius ir... Bet pradėjus jungti jau, tu, nu, niekaip nesumaišysi. Iš eilės tvarka jungi ir viskas gaunasi, nu, kaip video ten atrodo, kad daug tų galų ir pasimesi, bet iš tikrųjų, kai pradedi jungti eilės tvarka ir pamatai, kad čia, nu, nieko nėra sudėtingo. Visus iš eilės jungi ir viskas. Tai va. O apskaičiavimai prieš tai video yra, kaip pasimatuoti įtampas. Čia daugiau kaip sudėti ir sujungti. Ai, tai vat būtent turiu dar 2 gabaliukus. Čia yra 250 diametras statoriaus. 2 gabalai yra pardavimui. Šitas yra 10 cm, gal net šiek tiek daugiau ir... Ne, šitas yra 5. Tai bus ne 5, o 6. Čia taip geriau pamatuot. 6 jo, ir yra 1,10. Tai jeigu kas sugalvosi daryti generatorių, tai turiu 2 gabalus va tokio diametro statoriaus.